Anykščiuose mes organizuojame renginį, kuris skirtas yra pagerbti vietos verslo atstovus, žmonės, kurie kuria tą mūsų gėrį, gerbūvį visą. Ir šiais metais būtent yra tema, Anykščių verslo žiburių tema, yra įmonės daugiausiai sumokėjusios mokesčių per paskutinius 5 metus. Apdovanojimą gauti visą laiką yra smagu, bet mes turim privalumą šitoje vietoje prieš kitus. Mes turim tokį siaubingą mokestį akcizų vadinamą. Reiškia, kuo tu daugiau gamini, tuo daugiau sumoki biudžetą ir visą laiką lieki toks pat vargšas. Nežiūrint į tai, galiu iš karto pasakyti, kad šiuo metu šiais metais mes jau esame sumokėję tiek, kiek pernai sumokėjome per visus metus. Todėl kitais metais tikimės dar vieno tokio prizo. Labai dėkoju. Čia gal kažkada priekaištavo verslininkai, kad mūsų nieks negerbė. Tai labai malonu, kad šį kartą pastebėti nepamiršot. Ir toliau palaikysim Anykščių ligoninę, duodami jai uždirbti iš savo darbuotojų, kurie Anykščiai turi vyną ir smėlį dulkantį plaučiam pagerinti. Ačiū. Niekada savęs nereitingavom, nežinojom, kokią čia vietą mes užimam tarp tų biudžeto mokėtojų. Labai smagu, kad būtent šiandien savivaldybės iniciatyvos dėka esam pagerbti. Dirbom kukliai, davėm žmonėm darbą, mokėjom tos pačius mokesčius. Taip ir toliau darysim, o rezultatai gal kažkas vėl pamatysim. Teko didžiulė garbė vadovauti komisijai, kuri rinko gražiausiai, tvarkingiausiai, estetiškiausiai prižiūrimą darbo aplinką. Kiekvienais metais mes renkame geriausiai besitvarkančią gyvenamąją aplinką. Tai yra sodyba, privataus žmogaus sodyba. Ir dabar jau aiškiai pastebėjome, kad žmonės rūpinasi lygiai taip pat savo gyvenamąją aplinką, kurią puoselėja ir prižiūri ir joje dalyvauja po darbo, švenčių metu, bet pasirodo jiems baisiai svarbu ir darbo aplinka, kurioje jie dirba, praleidžia visą šviesiąją paros dalį. Aš manyčiau, kad tas bendravimas ir vienas kitam dėmesio rodymas, vienas su kitu turėjimas ryšio, žinojimas, kuo mes vienis gyvenam, kuo verslas gyvena, kuo savivalda gyvena, kuo paprasti žmonės gyvena, keitimasis idėjomis, keitimasis bendrais rūpesčiais, bendrais darbais yra pats svarbiausias dalykas, ko gero, kad tą gerbūvį sukurti. Aš manau, kad visų mūsų širdise užgimė vėl tikrai toks geras jausmas ir tikėjimas, kad Anykščiai yra ir bus vis toliau žydintis kraštas ir žmonės ir gėlės čia žydės ir žmonės iš Londono ir iš Dublino rašys aplikacijas, ieškos darbo vietų čia, kas beje, man rodos, jau ir vyksta panašus procesai. Ir manau, kad tikrai šiandienos vakaro dalyviai galės paraginti, kad kitais metais mes tikrai, sakykime, vidury lapkričio pabaigoje turėsime vėl naujus verslo žiburius.